Esu Edilė Narvilaitė Bytautienė. Mano giminės visa istorija, tai būtų galima atskirą pasaką parašyti, nes prosenelis buvo vengras, prosenelė Lenkija, senelis vokietis, o tėvas, ačiū Dievui, žemaitis, kaip aš džiaugiuosi. Tai ir kadangi tėvai mano buvo labai jauni, kai mane susilaukė, kaip sakant, ilgai nedelsė, tai nebuvo kada laiko pasakot. O aš labai mėgau visada pasakas nuo mažumės ir jie man įbruko knygelę. Aš ten šiek tiek vieną kitą žodį mokėjau ir sako, tai va, mokinkis skaityti. O ta knygelė buvo išleista Vilniuje 1958 metais, Tijūnaičio rinkinys Dainavos pasakojas ir padavimai. Ir aš net buvau susidarius savo favoritų sąrašą. Man visada labiausiai patiko pasakos apie gyvūnėlius. Ir mano topo viršūnėje buvo tam rinkiny vienintelė pasaka apie ežiuką. Tai vat, ežiukas ir ponia vadinasi. Labai trumpa, bet manau aktuali šiais laikais. Ėjo ežiukas keliu. Na, žinot, jis visiškai nepūkuotas, bet kažkodėl labai mėgiamas. Ir labai mielas sutverimas. Ir rado skatiką. Pakėlė skatiką, pažiūrėjo, o tikras pinigėlis. Taip apsidžiaugė, neša skatiką letenėlį ir šaukia. Turtingas eina, turtingas eina. Važiuoja pro šalį ponia, su gražia britka, su 2 arkliais, pasipuošus su skrybelėm. Vežiko klausia, ką jis ten murma? Vežikas sako, ona sako, kad labai turtingas. Tai ponia sako, o tai tu atimk, ką jis ten turi. Vežikas iššoko iš vežimo, atėmė skatiką iš ežio, padavė poniai. Ežys nuleido nosį, eina toliau ir murma. Kad neturėjo, tai atėmė, kad neturėjo, tai atėmė. Ponia sako vežikui, atiduok tu jam tą skatiką. Vežikas pribėgo vėl prie ežio, atidavė skatiką. Vežys paėmė skatiką, pažiūrėjo, tą patį atidavė. Na ir sako, na, susigėdo ir atidavė, susigėdo ir atidavė. Ponia, kad susiraukė, kai čia meryčia, užsitraukė skriblių ant akių ir liepė vežiką pavaryti arklius.